Jėzau, kur tai matyta? Čiopsai 23 eurai, mėsainis 15, liūlė kebabas net 19, o dešrelis 14 eurų. O dabar rimtai ir be pasipiktinusios babytės akcento aš jums papasakosiu, kaip atvykę į Timo turgų mėgavomės Lamspot vagonėlėje užsakytų maistų. O patiekalų kainos aukštesnės tik dėl to, kad viskas čia gaminama iš ėriukų mėsos. Nors be grill dešrelių dar buvau užsisakęs ir ėrienos čiopsus, kuriems reikėjo palikti vietos skrandyje. Bet ėrienos dešrelės padedamos adžikos padažui taip skalsiai valgėsi, kad net nepastebėjau, kaip jas visą suvalgiau. Liūlė kebabas iš ėrienos savyje turėjo stipriai išreikštų aštresnių poskonių. Tad jei jūs, kaip ir aš, mėgstate aštresnius patiekalus, liūlė kebabas jums turėtų labai patikti. O manau, skaniausia ėrienos dalis yra taip vadinami čiopsai. Tai šonkauliukas su pakibusi ant jo nugarinės dalimi. O sultinga minkštutė ėriena yra būtent ta priežastis, dėl kurios negaila už šios čiopsus tiek sumokėti. O Brie burgeris su jautiena mums su katinienė pasitarnavo kaip desertas. Tad Lamspot mes ne tik skaniai pavalgėme, bet dar ir kelis maišelius šaldytos produkcijos nusipirkome namo.